Šiandien yra 5. Pavadinau rinkos struktūrą, tai tiesiog papildomi dalykai, ką mes galime rasti būtent grafikuose. Ir yra toks dalykas kaip institutional trading. Ir aš čia pradėjau žymėti vieną iš tokių konceptų, fair value gap. Mes turime 3 žvakės, galbūt jau girdėjote, fair value gap, FVG, FVG. Ir tiesiog labai paprastas dalykas, turime 3 žvakės, bet kurias iš eilės, tarkim paimu 1, 2, 3 ir kaip matome, jų šešėlis visą laiką nepalieka jokio tarpo. Pavyzdžiui, šitoj situacijai, čia pirma žvakė, ta mėlyna, antra žvakė ir mes turime 3 žvakę, kaip matome, tarp pirmos ir tarp trečios yra toks susidaręs tarpas. Aš nubrėžiau, uždėjau taškelius ir nubrėžiau baltas linijas ir čia būtent yra tas fair value gap. Mes jį galime naudoti darant tam tikrą analizę ir aš šiek tiek daugiau pasidalinsiu savo užrašais, tai tiesiai prie jų ir einu. Čia aš tiesiog, kai Donis pradėjo mus mokinti Liepos mėnesį, aš pradėjau daryti būtent šiuos užrašus ir čia tuoj pasidalinsiu ir apibūdinsiu būtent tuos pagrindinius visus dalykus. Aš užrašus dariausi anglų kalba, bet pasistengsime mes tiesiog pasidalinti lietuviškai. Ok, tai pirmiausia, mes susipažinom su tokiu terminu kaip liquidity. Ir liquidity tikriausiai pastebėjote. Tai yra kažkokia struktūra rinkoje, ne? Susidaro kaip ir praeitoj pamokoje kažkoks support, kažkoks resistance. Tai ten, kur yra support, apačioje tikėtina, kad yra sudėta daug stop loss orderių arba sell stop orderių. Ir būtent čia, kas treidina pagal smart money konceptą, tai traktuoja kaip liquidity. Čia keletą iškarpų, mes tiesiai einam, vėlgi fair value gap, šitą jau mes išsiaiškinom, čia kitas pavyzdys, pirma žvakė, antra žvakė, vidurinė, trečia žvakė. Bet kurias 3 žvakės iš eilės paimam ir žiūrime, ar šešėliai susitinka. Šiuo atveju jie nesusitinka, padaro tokį tarpą ir čia lieka zona. Ta zona mes galime traktuoti kaip potencialią support ar resistance ir tuoj aš parodysiu, ką būtent turiu omeny, kodėl ir tas. Kaip matome, jeigu paimčiau šitą žvakę ir šitą žvakę, jų šešėliai lygiai susiliečia, negi taškas į tašką tikriausiai, tai vadinasi, nei menkiausio tarpelio nelieka ir jokio fair value gap tenais nesusidaro. Kaina kyla nuosekliai po truputį, o čia šovė greičiau į viršų. Ok, čia būtent Donis dalinasi keletą skirtingų potencialių būdų, kaip galima išnaudoti tą fair value gap. Tai rinkoje jūs galite pasižymėti, kur būtent yra tas fair value gap ir vienas iš dalykų, ką būtent kaina padaro, tai grįžta, nusileidžia kaip ant grindų, kaip ant supporto, matot, užsidarė žvakės virš šio fair value gap ir toliau kilo į viršų. Mes čia galėjome turėti buy galimybę. Toliau kitas variantas, kaina nesilaiko fair value gap, jinai eina kiaurai ir grįža, pasitikrina atgal, tai respektina iš kitos pusės. Tai būtent tą ir turiu omeny. Šiuo atveju čia yra kaip lubos, kaip resistance. Labai gerą dar dalyką galiu parodyti, kol akis treniruojasi būtent kaip rasti tą fair value gap, yra galimybė rasti su indikatoriumi. Wow, labai gal dėl audros, toks lėtas internetas. Taigi mūsų tradingiu, jeigu viršui paspaudžiame indikatorius ir parašome arba FVG, tiesiog turėtų rasti fair value gap. Yra daug skirtingų, ta prasme, nežinau, čia gal šimtais būtent tų fair value gaps surasta, bet būtent čia parodo raudona, tai reiškia bearish, vadinasi, eina į apačią ir matome,
būtent visas tarpas yra tiesiog pažymėtas, tai kad akiai paprasčiau pamatyti, mums parodo žalia, čia matome buvo mėlynos žvakės Fair Value Gap ir kaip matote, jį respektino, lygiai taip pat kaip Fair Value Gap, jisai sutampa ir su mūsų market structure, tai viskas kaip ir confluence, ne, kaip iš praeitos pamokos išmokom, pasitikslinimai. Keletą, kuo daugiau confluences turime, tuo stipresnis mūsų yra užsakymas. Gerai, šitą ištrinu, grįžtame prie Market Makers Method ir važiuojame toliau, ką čia turime. Tai vėlgi čia tiesiog internal ir external liquidity, tai kaip ir kalbėjau, liquidity yra būtent ten, kur mūsų yra sudėti stop loss orderiai, arba kaip stop loss, arba buy stop, limit orderiai. Ir čia mes matome, yra external liquidity, tai nuo aukščiausio taško iki žemiausio, nuo galbūt esate girdėję swing high iki swing low ir išorėje yra išorinis liquidity ir viduje taip pat turime internal liquidity. Tai čia nenukrito tiesiai, čia irgi turime kažkokių judėjimų, kur yra galimybė, vieta, kur gali būti ir stop loss sudėti, kur galima tiesiog pasimti ir išmušti tuos užsakymus. Ir čia yra keletą pavyzdžių, kas tai yra liquidity grabs ir kaip tai susiformuoja būtent. Ir mes matome, čia yra lower low, higher low, higher high sudarytas, ne? Tada suformuojame toliau kažkokią higher low ir kaina nepakilo, neprakirto prieš tai buvusio higher high, bet sudarė internal liquidity ir čia paėmė šią liquidity su kitu tiesiog higher low ir toliau ėjo į viršų. Kitas pavyzdys, kai sudaroma higher high, lower low, higher high, higher low. Ir tada vėl eina į viršų ir abu liquidičius, tai yra vėl paima liquidity. Tai vienas skirtumas, kad ta antra viršūnė buvo aukščiau už prieš tai buvusią, o kita nebuvo aukščiau už prieš tai buvusią. Ir čia yra kombinacija. Tiesiog susidarome higher high, tada vėl sudarome higher low ir tada einame į viršų, vėl padarome higher low, bet nesugebėmom padaryti kito higher high ir paimam abu liquidičius, tiek čia, kur galimai buvo sudėti stop loss orderiai arba sell stop orderiai šiuo atveju ir panašiai. Tai čia tiesiog pavyzdžiai, kas tas yra liquidity grab. Toliau labai irgi įdomios, svarbus konceptai, bet mes jau prieš tai girdėjom break of structure, break and retest ir panašiai. Tik čia pridėsiu dar gal papildomą ar tokį išskirtinį dalyką kaip change of character ar market structure shift. Ir čia dažnai girdėsite, kartais maišomi šitie dalykai arba jie naudojami kaip sinonimai, bet vienintelis skirtumas, ką mes matome, tai break of structure, vadinasi, yra sulaužoma kažkokia tai struktūra ir šiuo atveju mes turime lower high, lower high, lower high, lower high, lower high, lower low, lower low, lower low ir taip toliau ir taip toliau. Ir matome break, čia grįžo aukščiau, čia irgi break of structure, respektino, break of structure, respektino, sudarė vėl lower low. Toliau vėl sudarė lower high, bet šį kartą nebepadarė lower low, o padarė higher low. Tai šitas žemuma yra aukštesnė negu šita žemuma. Todėl mes matome sekantį veiksmą, tai yra sudaroma higher high. Vietoj lower high, kuris buvo čia, mes matome ėjo iš čia, į čia ir padarė higher high. Vadinasi, tai nebėra break of structure, mes tai galima vadinti market structure shift arba change of character. Tai jeigu mes čia matėme judėjimą žemyn, čia pasikeitė character ir mes matome judėjimą į viršų. Tai čia yra pagrindinis skirtumas, kas yra boss ir church arba break of structure
kartu su trendu eina, o change of character mes pakeičiame trendą. Ir kaip matome, toliau vėl mes galime daryti break of structure, kadangi ir toliau ėjo į viršų. Aišku, nežinau, kas toliau buvo, bet bent jau šitame pavyzdyje. Tai break of structure, toliau tęsime į tą pačią pusę, change of character, pakeičiame viską atbulai. Ok, labai įdomus aspektas, tai mes traktuojame, čia yra higher high, ir kitas higher high, ir čia yra potencialus higher low, ir jis bus patvirtintas tik tais tada, kai kaina pereis ir pramuš šitą būtent prieš tai buvusi higher high. Tai visą laiką marketas, kadangi juda, viskas yra gyvai mes stebime rinką ir nėra niekas patvirtinta, mes turime stebėti. Ir vienas iš dalykų, ką labai svarbu stebėti, tarkim, kol užsidarys žvakė. Tikriausiai girdėjote, mes negalim priimti sprendimų, turime palaukti, kol užsidarys žvakė ir vienas iš tų variantų, tai negalime traktuoti, kad čia yra higher low, kol nepadarė tam tikro veiksmo. Taip pat ir bus su patternais, aš tuoj pasidalinsiu apie patternus, mums reikia palaukti retestavimo, iki kol bus patvirtintas, kad tai yra būtent tas patternas. Okay. Man atrodo, kad kol kas tiek. Mes turime ir order blocks, geriausiai su jais susipažinti tiesiai su Doniu. Paprastai sakant, tai yra viena ar kelios paskutinės žvakės prieš intensyvų judesį į priešingą pusę. Tai yra toks tiesiog apibūdinimas, kaip juos rasti, kaip atpažinti, kaip naudoti, pasigilinti, labai rekomenduoju su Doniu, jeigu būtent norit mokintis šių konceptų.